Karališkieji kiškiai. Asbjornseno pasakos motyvais. Scenarijus Liubarskajos, režisierius Polkovnikovas, dailininkas Trusovas, kompozitorius Hačaturijanas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai dubliavo aktoriai Nijolė Strazdūnaitė, Gražina Urbonaitė, Audrius Chadaravičius, Petras Likša, Anupras Lauciūnas. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Noriu gyvo kiškio. Noriu gyvo kiškio. Ach, kas čia? Noriu 2 gyvų kiškių. Noriu 3, 4. O, mano kūdikį. Noriu 100 gyvų kiškių. 100. Greičiau praneškite karaliui. Jūsų didenybė. Netrukdykit, aš užsiėmęs valstybiniais reikalais. Jūsų didenybė. Noriu. Ko nori? Kiškių. Pakvieskite virėją. 100 gyvų kiškių. Och, juk tai ištisa banda. 100. Rašyk įsakymą. Mes, maloningasis karalius, kablelis, visagalis, kablelis, išmintingasis, teisingasis, narsusis, didysis, išmintingasis. Išmintingas jau buvot, jūsų didenybė. Ką? Išminties niekada ne per daug. Skelbiu mūsų liaudžiai. Reikalingas piemuo mūsų karaliaus kiškių bandai ganyti. Na ir sugalvojo. Kvailiojo tas mūsų karalis. Dukrelė, dabar tu turėsi kiškių bandą. Man nereikia jokių kiškių. Juk tu pati prašei. O dabar nenoriu. Supras, dukrelė, bet aš negaliu pakeisti savo įsakymo. Nors į kelionę pasiimk. Ačiū, motinėlė. Kur tai matyta ganyti kiškius? Ir dar karaliaus. Labadiena, senelė. Atrodo, tau prispaudė nosį. Prispaudė, sūnelį, prispaudė. Ar labai skauda? Oi. Laukterk, senelė, to jau tau padėsiu. Trauk, senelė, nosį.
Senelė, ar sveika tavo nosis? Sveika, mielasis, sveika. Oi. O dabar ir užkasti galima. Dėkoju tau, sūneli. O kurgi keliauji? Pas patį karalių, senelė, nori bėvinių parsisamdyti, jo kiškius ganyti. Verčiau nesusitikti su mūsų karaliumi. Ha, pamėginsiu, a? Štai kas, jaunuoli, aš tau atsilyginsiu už gerą širdį. Imk, tokios dūdelės nė vienas piemuo neturi. Ši dūdelė nepaprasta. Ji tau pravers, kai atsidursi bėdoje. Sušvilpsi vieną galą ir kas tau reikalingas, tuo jau atbėgs. Sušvilpsi kitą galą, kas tau trukdys, tas nuo tavęs šalin bėgs. Kad tik jos nepamesčiau? Nebijok. Kur pamesi, ten ir rasi. O kas paėms, tas ir pames. Tu, senelė, kažkaip išmintingai kalbi. Sveikas, sveikas, mielasis. Na, kuo tu vardu? Aš Hansas. Aha, gražus vardas. O mane vadina karalium. Irgi neblogas. Girdėjau jūsų didenybę, kad ieškote piemens. Taip, ieškau, Hansu, ieškau. Tik mes taip susitarsime. Jei ganydamas neprarasi nei vieno kiškio, tai gausi pusę mano karalystės. Sutinki? Sutinku. Bet jeigu praganysi nors vieną kiškį, aš liepsiu nukirsti tau galvą. Jūsų didenybė, už visus kiškius tik pusė karalystės. Už vieną kiškį visą galvą. Ar ne per daug? Tu taip manai? Bet jeigu nukirksiu pusę galvos, tai likusią jau vis tiek nesinaudosi. Gerai, sutinku. Kirskit visą. Gudriai mes jį apgavom. Laikas mano kiškiams namo. Nejaugi apgavo mane senelį. Tiesa, juk aš ne į tą galą pučiu. O aš maniau, kad be galvos teks likti. Na, po du, rikiuok! Lygiuok! Žengti! Marš! O kurgi šimtasis? Atvykau jūsų didenybė. Na, kiek kiškių pabėgo? Nė vienas nepabėgo jūsų didenybė. Kiek buvo, tiek ir yra. Patikrinkite apgaviką.
Jūsų didenybė, lygiai 100. Žiūrėk, jeigu jam rytoj trūks bent vieno kiškio, tai atsisveikinsi su savo galva. O jeigu tu rytoj vėl suskaičiuosi 100 kiškių, tai pats atsisveikinsi su savo galva. Viens, du, trys. 98, 99, 100. Na, eikite pabėgioti. Viskas aišku. Pavogė. Jūsų šviesybė, karalystė išgelbėta. Hansas turėjo stebuklingą dūdelę. Štai ji. Štai kokia tu. Kur pamesi, ten ir atraši. O kas paėmus, tas ir pames. Labą dieną, jūsų didenybė. Hansai, padovanok man savo dūdelę. Mielai, jūsų šviesybė. Puikiai dūdelė, pažįsta savo šeimininką. Atnešiai, šitas bjaurus piemuo. Norėjau, kad aš jį pabučiuočiau. Kaip baisu, kokia gėda. Dūdelė vis tiek bus mūsų. Sveikas, Hansai! Aš girdėjau, Hansai, kad tu sutinki atiduoti savo dūdelę už princesės pabučiavimą. Ką? Taip, princesė viską papasakojo. Jūsų didenybė, jūs nesupratote. Aš norėjau, kad jūs... Kad aš pabučiuočiau tave? Ne mane, o arklį, jūsų didenybė.
Arklį? Aha. Jei nepabučiuosite, neatiduosiu dūdelės. O ar galima per nosinaitę pabučiuoti? Na kągi, galima. Puiku jūsų šviesybė. Dabar dūdelė jūsų. Na, pagaliau mūsų karalystėje įsiviešpataus tvarka. Dūdelė čia. Šiandien Hansui nukirs galvą ir vėl viskas bus kaip buvę. Išskyrus Hanso galvą. O kogi kiškiai? Išsilakstė. Na kągi, Hansai, teks tau nukirsti galvą. Nieko nepadarysi. Kirskite. Na tai, pradėsim. Kasgi čia? Nevarkite, jūsų didenybė. Štai dūdelė. Ei, tu, nešdinkis iš čia. Iš manęs viską, ką tik nori, nors pusę karalystės, tik paslėpk tą savo prakeiktą dūdelę. O man nieko nereikia. Likite sveiki, jūsų didenybė. Tik neužmirškite mano stebuklingosios dūdelės.